kad aš va toks, koks aš esu, aš savo turiu būti, toks, ką padarysiu. Va šiandien toks, bet aš turiu galimybę būti kitokiu, jeigu aš diagnozuosiu save šiandien. Va tai yra pagrindinis mūsų turbūt Lietuvoje, pagrindinė kliūtis, kad būtų šviesiau, kad būtų geriau. Po truputį galbūt tas keičiasi, aš nežinau. Bent jau tonas diskusijų minkštėja. Ir aš nežinau, jeigu va dabar reikėtų rengti referendumą dėl tos pačios dvigubos pilietybės, gerai padirbėjus. Prieš 2 metus dar buvo aišku 1000%, kad jis prakištų. Dabar jau nebeaišku, galbūt būtų ir kitaip. Čia ir draugai Lenkai padėjo, super, man labai patinka. Šiandieną kaip tik ar vakar jie tenai prieš Amerikos ambasadą stovi su plakatais, kad lietuviai jos, žudo, įmiždo, naikina. Kad amerikonai gelbėtų. Nes reikia lietuviškai dabar jie mokytis lietuvių kalbos, Lenkų mokyklose lietuvių. Daug kas dabar padeda mums susivokti, jeigu mes patys nesusivokiam. Ir stimuluoja mūsų mintis. Labai daug šneku kažkaip, gal jūs jau paklaust, ko nors norite. Nes aš šneku tai, kas man svarbu, tai, kas man aktualu, vis galvodama, kad galbūt, negalbūt, tai... Matot, kame privalumas yra laisvas žmogaus, kuriam nieko iš jūsų nereikia. Ot kas jam svarbu, tai iščiulba. O nepaklausia, o ko jūs norėtumėte girdėti? Kaip yra žydiška patarlė. Sako, kiek bus 2 kartų klausia mokytoja. O žydas ir sako, o kiek jums reikia? Labai gerbiu žydus, už tai leidžiu savo anekdotus apie juos sakyti. Aš manau, kad tikrai, man buvo toks nutikimas, su žydais visa mano ta istorija tokia nepriklausomybinė. Daug kas nesupranta ir mano feisbukistai mane kartais taršo dėl meilės žydam. Bet mane pakvietė į Paryžių, irgi porą metų turbūt praslinkus po nepriklausomybės paskelbimo. Niekas nesuprato, kas tai lietuviai, tiesą sakant. Nes visiems atrodė, kad tai rusų atmaina. Ir dabar daug kam atrodo. Vat jūs turbūt esate dabar Londone, taip, jūs pastebėt jų televizijas, jūsgi matot, kad apie juodus Afrikoje, apie viską. Apie Rytų Europą nulis vaikų, jos nėra kaip tokios. Amerikoje iš viso nėra kito pasaulio, iš viso tol. Kol tu neįsijungi CNN, o CNN ne visur ten yra. Ameriko? Čia? Aš matau, čia mano vaikas tokią televiziją žiūri, kur iš viso. Tik 5 kanalai. Tai aš už taip žiūriu, tik tai čia viskas, bet ten parodo juodų, o kažkaip tai Rytų Europos per šitą savaitę nebemačiau. Kada kažkas kažką nužudo. Tai matot, čia visai ne tie įvykiai, kur norėtųsi, kad būtų parodyta, čia kitas klausimas. Bet iš esmės tai informacijos nėra labai daug apie tą Rytų Europą. O iš tikrųjų, tai ką? Esame žinomi ne pačiais tokiais geriausiais dalykais, jeigu taip. Bet galime pasiguosti, kad vis tiek mes nesame patys blogiausi. Taip. Tai va, tai vis dėlto, gal norėtumėte ką nors paklausti? Kada? Jūsų nuomonės paklausti. Mano toks profesionalus hobis, aš kaip ir žurnalistė, freelance žurnalistė. Ir turiu didelę garbę kalbinti labai daug Lietuvos šviesuolių čia, Londone, kurie labai daug kažką pasiekė čia, savo įkūrę biznį turi aukštą laipsnį. Ir aš visą laiką paklausiu. Tai jūs čia kažką gero daro, todėl ne Lietuvoje. Kaip jaučiate dėl to? Ar nejaučiat kalties jausmo? Ir aš dažniausiai visada gaunu vieną atsakymą. Aš čia būdamas padarau daugiau dėl Lietuvos negu Lietuvoje. Aš čia galiu sau leist padaryti kažką dėl tos Lietuvos daugiau, negu būdamas namie. Kaip jūs pakomentuojate? Kadangi jau mes šitai draugiškai kalbam ir labai kultūringoje aplinkoje, aš sau leisiu pasakyti tai, ko negalime sakyti. Ir ko nesakyčiau, jeigu nebūtų filmuojama. Ne, ambasadorius aš nebijau, ponas jūs yra jaunesnis už mane, tai kaip vaikas galėtų ir išklausyti, ką vyresnė babutės. Šitoje vietoje ambasadorius man irgi neviršininkas, nes kadangi aš neįsiu į tarptautinius vandenis irgi nieko dirbti. Kažkada apie mano mamą kaime sakė taip, čia ta Veronika, kuri Vilnių išvažiavo. Visi žinojo, nes visas kaimas buvo vietoje. O Veronika į Vilnių išvažiavo. Veronika išvažiavo į Vilnių, kadangi žuvo jos, taip sakant, vaikinas, kuris buvo Lietuvos armijos karininkas, jis tiesiog prasižudė ant obels po jos langais, kadangi jinai nesutiko su juo važiuoti į Ameriką, nes kadangi reikėjo jaunesnius vaikus žiūrėti, buvo vyriausia šeimoje. Tai vat man atrodo, kad čia kažkas tai kvepia tuo pačiu. O jūs ten,
O jūs kaip čia jūs kitur? O aš manau, žinot ką? Turbūt jūs, kadangi mes knyginę susitinkam, žinot istoriją apie Babelės bokštą. Kad statė žmonės bokštą. Ir kažkaip tai kažką tai jie negero ten suokalbiško veikė, kad sumaišė dievulis jų kalbas, kad jie nesusikalbėtų. Ir jokios nenaudos pasauliu ir tam Babelės bokštų nepadarytų. Tai vat kaip sumaišė dievulis kalbas ir kaip atskyrė žmonės. To negalima kalbėti viešai, aš puikiai suprantu. Kad tai gali kam nors sukelti, kitokias mintis, negu aš turiu menį. Taip tas dievulis atgal tą viską, ne dievulis, bet jau patys žmonės, atgal tą vienybę ir sugrąžins. Aš manau, kad Žemė yra žmonių planeta. Aš manau, kad visi gali gyventi visur. Aš manau, kad vaidinti laisvę, bet kabliuoti savo piliečius už ko ir sakyti, sėdėk čia, niekur neik. Aš pats stovausiu tave kur nors Amerikoje arba dar kur nors, kaip laisvos šalies prezidentas arba premjeras, bet tu sėdėk vietai. Tai yra visiškai kvaila. Čia Facebook'e aš va tas visas mintis, kurias dedu Facebook'e, praktiškai man išeina. Aš noriu visada sužinoti žmonių nuomonės, kartais paprovokuoju ir padedu visai. Bet taip reikia. Turi kažką tai pasakyti baisesnio, kad žmogus išsičiotų. Nes normalių negirdi. Normalių. Būkim visi geri. Tai čia neįdomu. Bet kada pasakai, kad nors tokio baisaus, tada išsižioja, tavimi pasipiktina, bet per tą pasipiktinimą išsako ir savo nuomonę kažkokią tai. Tiesa. Tiesiog įžiebi tokį degtuką, uždegi laužą. Tai vat man atrodo, kad iš tikrųjų tas pasaulio vienijimasis prasidėjo netgi per tuos reiškinius, kurie privačiam žmogui atrodo labai nepriimtini. Vat aš čia važinėjau per Londoną ir aišku Amerikoje per tokius kvartalus, per kuriuos naktį nereikėtų iš viso eiti. Ir aš žinau daug istorijų, kada galima gyventi čia visai nedirbant. Ir gaunant socialinius pinigus, ir turint socialinį būstą, ir gimdant daug vaikų, ir viskas čia yra. Kad galima čia gauti, tarkime, namą, jeigu tu nepilnametė, atsigimdei vaiką, ir kad yra tėvų, kurie tą daro ir suveda tos vaikus, kadangi skaičiau tai spaudoje. Ir tu gyveni savo ir iš viso vargo nematai ir nieko nedarai. Ir praktiškai toks, baltas lietuvis, jisai gali piktintis ir aš pati kažkaip tai piktindaus. Kaip čia šitaip, iš viso tegul gyvena pas save, kur palmės, Aš suprantu, kad jūs čia civilizuoti ir su jumis negalima taip kalbėti, bet aš primityvi, aš iš Lietuvos, tai aš taip galvodavau. Kad, jau su tom čadrom vaikščiok, tu jau pas save kaip nors. Nes aš buvau Kuveite, gerasis ugnikalnis, kada aš keliavau. Privertė mane Kuveite gyventi savaitę, nes lėktuvai neskraidė. Aš tai sakau gerasis, veltui, nes kadangi avialinijos apmokėtų. Tai jeigu aš tenai išeičiau be rankovių, žinote, Kuveite, tai netoli aš nueičiau. Netoli nueičiau tikrai, iš viso niekur nenueičiau. Jeigu dar pabandyčiau kaip nors ten, tai pavaikščioti kaip pas mus, arba nedaug dievė alaus atsigerti, kad ir kaviniai, tai jau ir pasprinkčiau aš tuo alučiu. Nes vienas vaikinas, kuris ne su manim skrido, bet tik lagamine turėjo pusę nugertos butelio ten kažkokio alkoholinio gėrimo, tai su visų lagaminu ir buvo nusiųstas gal oro uostą ir oro uostą praleido savaitę, kada mes sėdėjom viešbutį. Tai vat man taip atrodė. Bet dabar šitą kelionę praplėtė mano smegaunę seną labai stipriai. Dabar aš supratau vieną labai paprastą tokį dalyką, kad taip pat, kaip ir lietuviai, išvažiavę kitur, jau dabar kiekvieno jūsų asmenyje suvokia, kad gyventi dorai ir padoriai apsimoka. Pirmiausia, pačiam malonu. Antriausia, saugu. Faina, gera. Gali nepasižymėti tu to lapeliuko, kur, kaip vadinasi? Oisteris. Gali, va. Man vaikas sako, kur gali. Nepažymėti. O tu ateini ir pasižymi. Tai čia išvažiavo banga žmonių, jie tą nori, nenori suvokia, nes labiausiai vertina bendravimą. Netgi negalimybė užsidirbti bendravimą. Vaikų tarpusavio bendravimo mokyklose, kada nėra to siaubo, kada mokytojas staiga pakelia sąsiuvinį ir sako, va, kvailė, atsinešęs ir vaikas po to man pilvas skauda ir neina mano anūkiai į mokyklą ir nieks nesupranta kodėl. Kad mokytoja parodė kokia kvailė. Suprantat, tai vargu, ar čia jau kas nors taip galėtų padaryti su vaiku, tiesiog net į galvą tokią mintelę nepareiti. Tiesa, žeminti šitaip žmogų. Vien dėl to, kad jisai mažas. Tai va. Taip, kad viskas čia yra labai, man atrodo, tvarkoj, o kalbant apie, tarkim, musulmonų pasaulį, apie tą pasaulį, kuris dar gyvena labai uždaras savyje, tai aišku, tie, kurie čia atvykę pirmą kartą, jie gali dar visko naudotis ir jie gali būti dar agresyvus, dar kažkokie kitokie.
Bet jų vaikai eina į šitas mokyklas, tai jiem iš viso gaunasi civilizacijos lūžis. Nes tarkime, aš Izraelį buvau ne vieną kartą, o daug kartų, aš buvau ir palestiniečių teritorijose. Ten vyksta civilizacijų kova, o ne žydų ir palestinų. Ten yra tiesiog skirtingos civilizacijos. Vieni europinė valstybė pasistatė Afrikos viduj, o kiti dar kitokius metodus naudoja. Nei tie turėjo valstybės ten, nei tie neturėjo valstybės. Taip kad visų vienodai lygios ten teisės į tas visas žemės. Bet civilizacijų ne tai, kad susiliejimas, bet pagreitintas vystymasis, man atrodo, eina per tai, kad gali žmonės atvažiuoti, kad gali pasisemti vaisių čia sukurtų, nes ką čia beslėpti. Tos didžiosios baltos civilizacijos be jokios abejonės labai daug pasiėmė iš tų kitų. Pasiėmė žemės turtais, pasiėmė žmonių jėga, pasiėmė viskuo. Už tai aš matau pozityvą tame. Aš sakau, čia mano atskirai paimtai nuomonė, nes aš nesu kosmopolitas, aš nacionalistas dabar, jau visai nacionalistas lietuvis, bet nežiūrint to, aš sakau, Žemė žmonių planeta. Ir kada nors gyvenime, jeigu Žemė išliks, kalbėsim vieną kalbą ir visi draugausim, ir bus visi, ir Dievas bus. Aš esu tuo tikrai, jeigu išliks. Tai bus, nes išeities tiesiog kitos nėra, nes visi šitie skirtumai yra kaip šilti rūbai, kurie tuo tarpu apsaugo žmogų, kad jis nesušaltų jo sielą, kol jis dar nesupranta didžiosios prasmės, esmės ir buvimo čia galimybės. Kol jis dar nesuvokia, kad būti geram, tai yra vienintelė prielaida iš viso neiškristi iš pasaulio, nenumirti amžiams. Tai vat už tai suprantat, o taip kaip verslininkai šneka, ką reiškia 3 milijardai į metus į Lietuvą atsiųstų pinigų. Aš sėdėjau vieną kartą tiesioginiai laidoje Baltijos televizijoje, kur 2 ekonomistai verkė vėlgi, išvažiuoja ir visi keikia tos emigrantus. O aš paprašiau paprasčiausiai, aš tikrai nevaidinu, kad aš daug ekonomikoje suprantu. Aš matematikos turėjau lygiai 3. Man 2 kart 2 yra, 4. O ne kiek reikia, gerai, kad ne 3, nes būna žmonių, kuriem būna 2 kart 2, 3. Man buvo 4, bet tai tik tai 2 kart 2, po to jau 7 kart 8, aš iš karto jums ir neatsakyčiau kiek. Tai aš nevaidinu ekonomistą, aš tiesiog paklausiu, sakau, pasakykit jūs man moteriškiai, visai analfabetai. Jūs dabar keikia tuos emigrantus, šitiek žmonių išvažiavo, staigiai dabar visi sugrįžtų atgal. Bedarbystė, bedarbio pašalpos, kur juos dėti, ką daryti, iki bankrutuotų valstybė, mirtų gatavai. Mirtų gatavai, nes nėra tiek pinigų duoti bedarbio pašalpom. Kas verslininkai išvažiavo, kurie turėjo, aišku, čia susikūrė verslus, bet tai čia ir sąlygos galbūt kitos, ir santykiai kiti. Amerikoje aš gyvenau šeimoje, kuri yra 19 metų nelegalai. Jie turi verslą, jie turi 2 namus, jie turi 2 mašinas, jų vaikas mokosi pagerintoje kažkokioje tai mokykloje, už kurią moka $50 000 į metus, nes genijus, nes bus smegenų chirurgas. 16 metų jis bus, jis žino, jisai genijus yra. O jie yra 2 kukluoliai iš Kauno, jie nelegalai. Tai sakau, tai kaip jūs taip kreditus? Mes turim insurance sveikatos ir tavo kreditai, tavo atsakomybė. Tavo kompanija įsteigi, taigi jūs nelegalai. Bet aš darbą darau, ašgi nebagiu, aš darbą darau. Jis dažo namus, lietuviai visi stato, arba dažo namus. Ir uždirba pinigus. Sakykit, aš bandau rasti atsakymą į klausimą. Tai ar tas kaltės jausmas, primestas mums emigrantams išvažiuojant, primestas iš Lietuvos, ar mes visgi turėtumėm juos įsigyventi, ar ne? Nes aš manau, kad tie žmonės, lietuviai, jie ne tik vagia ir žudo, bet tie, kurie tikrai daug ką pasiekia šiandien, kaip architektai, dizaineriai, mados atstovai, jie tiesiog nesipublikuoja taip, kaip mes norėtume, taip, kaip mes pratę. O, labas, aš čia esu lietuvis ir aš čia labai gerai darau. Bet mes vis tiek matome, kad mums primetamas, labai grubiai primetamas tas kaltės jausmas. Jūs palikot Lietuvą ir netgi jeigu jums čia sekasi, tai vis tiek turi jausti kaltė. Netgi jeigu jūs čia Lietuvos vardą kelia, jūs vis tiek esat kalti, nes jūs išvažiavote. O matot, ir čia susimaišo dar vienas toks dalykas, kurį aš irgi pajutau. O tarkime, vienam susitikime Amerikoje aš pajutau tokį dalyką, kad žmonės tenai buvo, jie labai neseniai išvykę, prieš 5-6 metus jie išvykę iš Lietuvos ir jie labai kalba blogai apie Lietuvą. O tenai, sakau, pala. Jie nelegalai, jūsgi, sakau, grįžę gal nebuvo, tai reikalai pagerėjo. Kodėl jūs, sakau, ar mes jau po to, kabutė, gerdami įsišnekėjom, sakau, ar kartais nėra taip, kad jūs teisinat savo buvimą čia, sakydama apie Lietuvą, tai ko ir nėra tenai. Ir prisiminimuose savo tyčia augindami negatyvą,
tam, kad pateisintumėt savo negrįžimą ir buvimą čia. Labai mes normaliai viską tą